Aš noriu pasipasakoti. Nu, mane, žinokit, nu gerai, nesakysiu šito žodžio, bet esmė tame, kad ką tik kalbėjau su asistente ir jinai man sako, nu Violė, aš nesuprantu kartais tavo klienčių. Atrodo, parašai, susirašai, atiduodi savo energiją, papasakoji konsultaciją, pati parašo, nori kaupti savo vaikui. Ir toks jausmas kartais sėdžiu ir galvoju, tai kam reikia to draudimo, man ar jums? Po to dingsta tas žmogus, parašai, tada paskambina mano asistentė tam žmogui, tas žmogus atsiliepia, jo nori draustis, tada paprašome to žmogus dokumentų, tas žmogus neatsiunčia dokumentų. Tada vėl kažką parašai sin, tada jeigu reikia paskambina pakelia. Bet jūs man atsakykit, kas jums darosi? O šiaip, kas vyksta? Tipo noriu, nenoriu? Bet kai ateinate į parduotuvę maksimum, kiek jūs vaikštote tada tai parduotuvė, aš nelabai svarbu. 2 valandas vaikštote ir ieškote tenai, ko jūs norite įsidėti, ko jūs nenorite įsidėti. Bet čia mes kalbam apie pasirūpinimą savo vaiko ateitim. Pasirašoma yra sutartis mažiausiai, sakykime, 10 metų ir jūs va taip va nešate savo atsakomybę. Ir kai man mamos pasako, oi neturiu laiko, oi čia neturiu laiko, aš va kartais pagalvoju. Toks jausmas, kad jūs auginate žmogų, kuris laksto ištisai per namus ir jį reikia gaudyt. Tiesiog kartais, ar jūs neturite to susikaupimo, ar to tokio, nežinau, atsakomybės galbūt, ar ne, o gal dar geriau kitas dalykas pasakyti. Nėra žodžio negaliu, yra žodis nenoriu. Vat nenoriu, nes kai noriu, viską galiu. Nu, vat kai noriu, teisingai, vat telefone paskrolinti Instagram'e, pažiūrėti, ką ten mama kita įdėjo, kaip čia kas gyvena, jūs turite laiko, visada turite laiko. Bet vat kai reikia daryti rimtesnius dalykus, jau tada tipo laiko nėra, vaikas trukdo, mažas vaikas pas mane, žinokit, neturėjau laiko. Aš irgi užauginau vaiką, dabar jau 5,5 metų ir mano vaikas yra hiperaktyvus. Nu, kažkaip suspėjau ir vyras pas mane nuo ryto iki 5 vakaro jisai dirbdavo ir aš auginau vaiką realiai, va tą rytą dieną ir po pietų iki vakaro viena. Tu tiesiog būni su tuo vaiku. Ir kažkaip tu spėjai, nes tu tiesiog nori, o kai nenori, nu tai ir sugalvoji, negalėjau. Tai, žinokit, jūs man nepasakokit, pasako. Kai jūs norėsite pas mane iš tikrųjų ateiti pasirašyti vaikui sutartį ir gauti mano visas žinias per 12 metų, tai jūs tada parašykit iš tikrųjų ir aš jums jas duosiu. Nes va tai noriu, tai nenoriu, tai jūs eikit pas tos konsultantus, kurie jums papasakot, ką jūs norite girdėti ir va ten jūs galite žaisti su jais metus laiko, jisai jūs draus. Bet, nu, tiesiog.